ankstyvas rytas, esu oro uoste. Išskrendu, žodžiu, trumpom atostogom į Singapūrą, tai esu labai excited, nes esu buvus tik Singapūro oro uoste, tai taip pat turistausiu, pakeliausim kartu po Singapūrą. Iš oro uosto šokau į autobusą. Šiaip viskas taip paprastai ir ta infrastruktūra yra taip gerai išvystyta Singapūre, kad viskas labai paprasta. Tai iš autobuso tada į metro ir maždaug apie valandą laiko iki miesto centro. Iki miesto centro valandą laiko. Žodžiu, Chinatown atėjau. Bandysiu kažkur ieškoti pavalgyti. Kaip visada. Kiniečių miestai ir pasistengia kiekvienoje šalyje. Bzekas, pilna žmonių. Oi, kaip fainiai. Taip viskas švaru, tvarkinga. Oi, tokie pabiručiai. Darželinukai, jasiu. Hello. Einu žiūrėti čia turėtų lyg ir būti pavalgyti daug visokių tokių vietelių. Nes po skrydžio, kaip sakant, yra jau išalkta. Ai, vis tik gal ir ne maisto. Kiek vat jie turi visokių tų savo atributų, talismanų. Wow, tiesiog viskas mirguliuoja, žaižaruoja. Nu ką, atėjau, žodžiu, į maisto tokį kompleksą. Visko čia galim pasirinkti. Tai bandysiu dabar išsirinkti. Pilna žmonių. Čia vyrukas parekomendavo man spring rollsų paragauti, nes jie yra ir Michelino žvaigždės gavę. Go, it's okay. Ir jo, yra Michelino žvaigždės gavę. Ir jau nuo labai senai šitas, nuo 58 metų. Okay. Yeah, thank you. Turim didelę eilę čia. Tai turėtų būti skanu. Čia vat į šitą spotą. Kinietiškas maistas. Mačiau vištienos, daržovių, tokių saldžiarkščiam padažiukę. Kadangi daug žmonių, tai turėtų būti skanu. Nu ką, pagaliau nusipirkau maisto. Žodžiu, turim čia tokią kinietišką vištieną, tofu, salotos, ryžiai. Buvo labai didelė eilė, tai turėtų būti skanu. Tada tas spring rollsas, kur sakiau, kad rekomendavo.
Ir iš tų pačių irgi spring rollsų parduotuvės, čia toksai kaip lavašiukas. Žodžiu, nekantrauju paragauti, nes esu pavargus čia. Čia toks yra bizekas, kad tiesiog neįmanoma. Nu ką, ragaujam vištieną. Labai gerai. Tofu, kažkas panašaus kaip Indonezijoj, o vištiena grinai primena tą saldžiarūgštę kinietišką vištieną. Va. Ką paragaujam? Spring rollsą. Toks viduj. Su daržovėm, su tais makaronais. Ne veltui sakė man toks vyras, kad būtinai turiu paragauti šitų labai simple, paprasti, bet žiauriai skaniai. Nu ir paragaujam tą lavašiuką. Čia jis yra su daržovėm ir kiaušiniu toksai susuktas. Su tokiais riešutukais. Labai skaniai. Žodžiu, neprašoviau. Tai ką pavalgau ir varysiu įsičekininti savo hostelį. Šiaip tarp kitko, už viską sumokėjau ir dar sulčių turiu. Kažkas apie 7 eurus. Nu tai kaip Singapūrė, tai tikrai labai pigiai, tai. Ja. Skanau. Nu jau Chinatownas, arkliai yra pasidabinęs. Žodžiu, ant kiekvieno kampelio pilna arklių, kadangi arklio metai. Taip gražiai labai. Einu ieškoti savo hostelio. Kažkur šalia čia yra. Žodžiu, pilna žmonių, Obalio didmiestis koksai. Įdomiai. Nu ką, einu link savo tikslo. Mano tikslas yra štai čia, Marina Bay. Ne į vidų, bet aplinkui ten pasivaikščioti sodai yra, viską tai žiūrėsim, bandysim kažkur prieiti. Tai kol kas dar šviesu yra, tai po to sulauksiu jau ir vakaro. Tai labai įdomu bus pasižiūrėti, kaip atrodo miestas. Tamsoj, visas apšvietimas, viską. Nu šiaip, labai gražu. Labai gražu, labai švaru. Didelis miestas. Didelio miesto gyvenimas. Nu tai ką, einam link tų žymiųjų Marina Bay sodų. Ten toliau. Truputį matosi. Ten kyšo. Ten, kur užsidega labai gražiai su tom lemputėm. Vėliau, nu tai kol kas labai faina. Nėra žmonių. Tuščia, ramu, žalia, tvarkinga. Faina, kad yra kur pasivaikščioti. Po Bali, kur ten tikrai labai sunkiai rasi šaligatvių ar kažkokių parkų pasivaikščiojimui. Tai atgaiva sielai. Labai faina, labai. Tai čia į tokį dabar esu įėjus
kaip visokių specifinių augaliukų, toksai kaip parkas su aprašymais visokiais ir panašiai. Labai patinka. Tiesiog viena vaikštau, nėra žmonių. Nerealiai. Labai faina. Tikrai nesitikėjau. Galvojau, bus daug žmonių. Sėdžiu. Čia dabar grinai prieš tuos medžius. Labai fainas patuką čia tokį radau atsisėsti. Čia sėdi ir kiti žmonės. Ir grinai priešais mane yra tas visas parkas. Nu ir labai noriu sulaukti, kai bus tamsu ir įsijungs švieselės ant medžių, nes pats įspūdingiausias ir yra vaizdas, kai išsijungia tos lemputės, bet labai gražu. Nu tikrai pranoko lūkesčius šitas sodas, nes tikrai galvoju, kad bus labai daug žmonių, bet tikrai visi pasiskirstę, nedaug. Nes tikrai, kai vaikščiau, tai praktiškai viena vaikščiau visur. Tai va, mėgaujasi vaizdu dabar. Tai tikrai, kas busit Singapūre, būtinai į Marina Bay sodą varykit. Ir nemokamai, nekainuoja, tik tai, aišku, jau tenai, kur vaikščioti ant to tilto ir į tos jau pačius medžius užeiti, tai kainuoja, neklausiau kiek. Galvoju, užteks man ir iš šono pasimėgauti. Tai nežinau, kiek kainuoja. Bet šiaip po visą tą parką pasivaikščioti tai yra nemokamai. Tai žiauriai fainai šitas. Kur ir galvojau, kad lemba bus mokama. Vakare labai populiaru Singapūre bėgioti. Labai daug bėgiojančių. Dieną, kadangi karšta. Dieną kaip ir Bali. Apie 30 laipsnių kažkas panašaus. Tai vakare visi išbėga pabėgioti, nes kadangi tikrai daug yra šaligatvių takelių, kur bėgioti, tai labai faina, kad va tokią turi jie kultūrą. Sportiška. Visur aplinkui. Sporto treniruotė vyksta tiesiog vidury. Geras, bet padaryti tie kaip vėjeliai. Geras. Inovatyvi šalis tikrai. Geras, kaip fainai. Va, visi bėgioja. Nu kur čia nebėgiosiu su tokiu vaizdeliu. Su išsirinkusi, va ten grinai ant kampo pavakarieniauti yra meksikietiškas bariukas, bet matau, lemba atrodo, kad pilnas bus, nes vaizdas. Ir saulėlydis. Taip pat pikinis metas. Einam pasitikrinti, pasižiūrėti. Čia kaip matau, tas Customs House bariukų visokių. Yra, ten ant to pačio kampo yra meksikietiškas. Labai gerai vietai. Žodžiu, lauke negavau vietos. Tai kol kas prie bariuko. Nu, po to, jeigu ką mane persodins. Nu, bet žodžiu, jo, čia reikėjo rezervuotis. Viskas pilnumoj. Nu, nieko. Palauksiu reikia. Nu ką, atnešė takos. Atrodo, žiauriai skaniai. Nu, bet vaizdas. Nu, nemeltai, va čia tokia eilė buvo.
Žodžiu, pavalgiau čia tame bariuke. Brangu. Singapūre yra brangu. Už 2 takos ir vieną nealkoholinį alų sumokėjau 30 eurų. Tikrai brangu. Bet ką noriu pasakyti, tokioje vietoje restoranas. Tokiu vaizdu viską ir tualetai būtų štai tokie. Ok, įdomesnis toks kontrastas. Nepadariau turo po savo hostelį, kur išsinuomavau, tai išsinuomavau pačiam Chinatown'e, kur viskas šalia Marina Bay, tai ėmiau būtent, kad visur galėčiau peškom eiti, nereikėtų niekur važiuoti, tai lokacija super, kaina 20 neklėsiu para, tai kaip Singapūre labai pigu ir tai kaip matėt, buvo toks bendras kambarys, bet pasirinkau kaip su moterim gyventi, tai bėdų, viskas tylu, ramu, čia priklausomai pusryčiai ryte, tiesiog visi pusryčiai, manytą galima mokytis suskrudinti su džemu šokoladu, čia ekstratūra, galima jeigu nori įsigyti ir vietų šiaip labai tvarkingas, labai tylus, ramus hostelis, nors tikrai daug žmonių. Čia tokia kaip terasa išeiti, čia 2 tokios buvo, kiek mačiau, terasa išeiti, pasėdėti, noriu pakvėpuoti, dušai, vonios, tualetai, labai daug viskas, tiesiog puikiai išvystyta. Žodžiu, viskas išsičekininau iš savo hostelio ir einu, važiuoju į oro uostą, nes valandą laiko yra keliauti man su autobusu ir po to su metro. Tai viskas, kaip tik dabar yra po 8, mano skrydis po 11, tai pats laikas išvažiuoti. Einu, bandau surasti dar 7-Eleven. Keletą dalykėlių pasiimti skanių. Žiūriu, ar tik nebus dar uždaryti. Žodžiu, oro uoste, kiek žinau, man rodos, yra irgi. Tai ką, viskas. Singapūras baigtas. Keliaujam atgal į Balį.